Gerą dieną. Vieno video nespėjau sumontuoti, jau kitą darau. Grįžom po turgaus. Kabinos kultivatorių, varom kultivuot. Žmonėm, paskiau dar savo prasikultivuosim, kur žolėje sėsis. Žodžiu, yra veiksmo. Na va, mes jau čia. Iškultivavau žmonėm. Dabar savo prasitrauksim, pradėjo lyt, stogą atsidaręs, tai man biški ant galvos lyja. Kiek tu lysi? Tai čia tokie, nepasakyčiau, kad baisiai šlapia žemė, bet dar prasitrauks dabar biški giliau ir bus pats tas. Kaip fainai ir lietutis palėjo, žemė išdžiuvo, zašubys. Oi, gal jau pakanka to lietaus, ką galėtum nebelyt. Vaikštau po grūdus. Kol kas, yra šiek tiek tų žolių. Na, aišku, paskiau jos paaugs daugiau, bet kol kas tai dar gal tokio ypatingai didelio kiekio jo ir nėra. Tai, ką žinau, grūdai aišku šviesus, trąšų negavę, bet po bulvių, o prieš bulves buvo kratytas mėšlas. Tai, ką žinau, toks, gal ir nieko. Būtų aišku dar neblogas variantas su ekologiniam akėčiom praeit, jeigu dar nevėlų. Ir su ekologiniam ir įsėt kokius dobiliukus, bet turim ir taip kur pinigus dėt. Tai žiūrėsim. Manau, kad jau nieko šitam lauke nebedarysim. Pasėjom, užtenka per akis. Jeigu jau matysim, kad baisiai mažos varpos, jos bus mažos, faktas. Nebus ten kažko ypatingai, bet, paimsim, nupjausim į tos pačius rulonus. Tai čia tragedijos jau nėra, dabar grėbliukas geras, žemių neprigrėpsim, preso podboršiką tik tai aukščiau pakelsim, supresuos kaip reikalas. Tokie gan didoki, man bent jau, nežinau, pas kitus mačiau ir didesnių, bet jau tokie nemaži ir nežinau, kas čia dabar, jeigu taip iš įdomumo pusės, tai manau, ką čia agronomijoje per daugiausia nesigaudau, tai galimai gal kokių augimo reguliatorių ar ko čia reiktų. Nežinau. Nesidomiu, kai nebuvom ekologinis, tai domėjaus, kada čia ką purkšt, kada čia ką jiem duot, kiek duot, ko duot. Bet dabar pasėjom, nukūlėm arba nupjojom. Ir viskas. Ir nesuki galvos. Ar taip grūdų neužtenki paskiau ir gauni ieškotis, kur čia nusipirkt. Arba nepirkt.
kaip dažniausia būna. Tai va. Baigiam darbus. Užlijo ant paskutinio pravažiavimo ir gerai. Dabar kitą savaitę paduos, kai jūs matot video, tai bus šią savaitę. Paduos šilumos ir sukils pievos ir bus viskas labai gerai. Tikėkimės. Uždėkite svetainę relaxafon.lt, čia spustelėję skrydį parašyti man ir galite užpildyti žinutės formą arba sveikinti drąsiai Relaxo programėlėje svetainę. O mano vardas Donatas, dar kartelį sveiki visi ir pradėkime, keliaukime dieną į gimtadienį, pas mylimą. Cip. Ką? Ne visą dar užpylėm, bet čia 8. Ne visą, tai ant 85 arų 18 kilų į hektarą. Ne viską supylėm, tai kaip tik ir gaunas. Va, produktyvi diena. Buvo atlikti kiti reikalai, buvo pasisėta. Žmogus dar buvo šiek tiek, gal dirbo pagal senus tuos visus laukus, bet pasidarėm geodezinius ir biški dar mum ten žemės buvo, tai ten buvo dirbama, tai mes tiesiog paėmėm, pasėjau dabar žolę, tai dar čia šiek tiek likų, bet mes buvom atsireguliavę 18 kg į hektarą, tenai 8-5 arai, tenai vienas pravažiavimas, lygiai 4 metrai. Tai, taip, netoli hektaro, tai dar kažkur virš 2 kg liko maiše. Tai, kaip pirmą kartą atsireguliuota puikiai. Tai dėjau į Facebooką postą, kiek kartų reikia sukti šitą ratą, žodžiu, kad gauti vieno aro normą. Tai vieni rašė 11 kartų, kiti rašė 12,5, bet tie, kur 12,5, tai padangų, ta prasme, ratų matmenys kitokie, tai žodžiu. O pas mus buvo tokie patys, kaip pas to žmogaus, kuris parašė, kad 11 kartų reikia sukti, viskas puikiai ir išėjo. Ką jūs? Turi dačiką įvesti? Kur jūs neturėsi? Ne, Maja. Graži talyčia. Tai va, žodžiu, pasisėta. Eik tu nuo manęs. Nuštau. Tai pasisėta. Nežinau, šiaip, kadangi šiandien vėlai taip pradėjau prisijalkos krapštytis, tai galvojau gal net nevažiuoti rytoj po mokyklos, bet eik tu nuo manęs. Bet, dar sakau, šviesu, reikia ant dasimušimo, ant nuovargio galo reikia važiuoti pasisėti, tai viskas pavyko. Pirmi pravažiavimai buvo, kas tu, kaip durniasi. Pirmi pravažiavimai buvo neaiškus, nes reikėjo ženklintuvus atsireguliuoti pagal savo traktoriaus plotį, kad nebūtų taip, kad paskiau nelieka nedasėtų galų. Tada, žodžiu, daug reikalų. Oi, čia vanduo stovi. Tai tiek va tų žinių. Rytoj, nežinau, bandysiu įkalbinti tėvus, gal rytoj važiuot bulves pasodint. Jo, paparė, skęstu. Žodžiu, čia gal neinam geriau.
O ko tu čia lakstai paskui mane? Aišku, ištrypsit jūs šitą žolę, bet ką padarys. Tai gal rytoj tada pasisodint bulves dar, kol aš būčiau mokyklai. Tėtis nulėktų pratrauktų su kultivatorium, o paskiau lėktume sodint. Tai manau tiek tam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad veikzojot. Ir iki kitų kartų.